Ana kan hadar akum men البارك ريجيونال ديال توريرت ان ات وامر في قلب المغرب مخط جبال لأنتي أطلس. سلام, يلا نبدأ المغامرة. Prabėgus beveik 6 mėnesiams sugrįžau į Maroką, kur manęs laukia draugai ir motociklas. Teko šiek tiek atlikti lengvą servisiuką, tai yra uždėti naujos registracijos valstybinį numerį, kad galėčiau sėkmingai išvažiuoti iš šalies ir tęsti kelionę. Taip pat reikėjo įdėti akumuliatorių, bet visą tai buvo labai lengva, greitai padarėm su Viliaus pagalba ir tada tik tai pastebėjau, kad krepšyje, kuriame buvau palikęs drono pultą ir baterijas, buvo pilna vandens, baterijos plūduriavo jau, taigi dėja šioje kelionėje kadro iš viršaus nebus. Bet nepaisant to, susikrovėm ryte daiktus ir iškeliavome į pietus, kirtome Atlaso kalnus, kurie po 6 mėnesių vis dar buvo intensyviai remontuojami, taigi teko keletą kartų ilgam sustoti. Vėliau pakilę į kiek daugiau nei 2 km aukštį, sustojame akimirkai pailsėti, atsipūsti, atsigėrėme mėtų arbatos ir leidomės žemyn. Ir dienos sekoje po šiek tiek daugiau nei 300 km apsistojame upės vagoje. Dabar jau yra kita diena ir aš sveikinuosi su jumis iš Oued Aka upės vagos, kur praleidome naktį. Yra labai šilta, naktį buvo, man atrodo, 17 laipsnių šilumos. Šiandieną mes jau keliamės ir pakuosimės, pusryčiausim ir leisimės į kelionę, nes šiuo metu jau esame Trans-Moroccan Trail maršrute, kuris vingiuos upės vaga ir apsupty kanjonų. Mūsų tikslas yra pasiekti Atlanto vandenyną ir tai turbūt įvyks per artimiausias dienas. Na ir kągi, mes judame, pajudėjome maršrutu, laukia mūsų šiandieną maždaug apie 200,5 km. Dalis bus kanjonais, dalis turbūt plentuku. Pažiūrėsim, kas mūsų laukia. Taigi, važiavome keliu, kuris dar nepasiekus net gyvenvietės, nusileido ir driekėsi upės vaga akmenuota tokia. Tada įvažiavome į gyvenvietę, kalnų apsupta, namai iš abiejų pusių, o tu vingiuoji tokiu techniniu, sakykime, taku, upės vaga. Akmenuotą techninį kalnų taką keitė paprastesni kalnų keliai. Ir plieskiant vidudienio saulei nusprendėme pailsėti ir kaimo kavinėje išgerti kavos beigi užkąsti. Vėliau iki miestelio, kuriame nutarėme apsistoti, liko kiek daugiau nei 70 km plentu arba 80 maždaug km dykuma. Kadangi turėjom daugiau nei 5 valandas, man atrodo, iki sutemų, pasirinkom dykumą ir neprašovėm, nes šiaip kelias buvo gana paprastas, tiesiog žvyrkelis, bet dėl to, kad buvo iš grunto kyšančių aštrių akmenų, kai kuriais atvejais net siekiančių, sakyčiau, sprindį, tai nedavė atsipalaiduoti, visąlaik turi žiūrėti į kelią. Vieno iš tų akmenų Viliui išvengti nepavyko. Montuoti atri. Taigi keitėme rato kamerą ir viskas atrodė pavyko. Nors šiaip kėlė įtarimų, kad labai ilgai priputinėjome padangą. Bet viską nurašėme pavargusiai pompai, susiruošėme važiuoti, nes dar buvo 40 km likusių iki viešbučio, bet vos už kelių kilometrų įtarimai dėl neprisipučiančios padangos pasitvirtino, slėgio nebuvo, taigi teko sustoti. Išimtoje kameroje radome 2 mažas montavimo metu padarytas pražnyptas skylutes, kurios šiek tiek leidžia pripūsti, bet kuo daugiau puti, tuo didesnis slėgis, tuo didesnės skylutės ir padanga pilnai neprisipučia. Laimiai turėjau dar vieną atsarginę kamerą,
kurią mes sumontavom, bet pavargusią pompą jos pripūsti irgi nepavyko, dalinai. Nusprendėm nerizikuoti, nuimtą ratą užsidėjom ant motociklo ir negaištant laiko nusprendėme važiuoti iki miestelio, pripūsti tą ratą ir galbūt nusipirkti naują pompą kitiem tokiem atvejams. Pompos negavome miestelėje, bet ratą sėkmingai pripūtėme. Tada supratom, kad su šviesa nebespėsim grįžti ir po to vėl nuvažiuoti iki miestelio, iki viešbučio. Tai grįžome prie motociklo, pasistatėme palapines ir likome nakvoti po žvaigždėtų dykumos dangum. Dabar jau yra kita diena ir aš sveikinuosi su jumis iš dykumos maždaug 45 km į šiaurės rytus nuo Asa miestelio. Planas šiam rytui yra pabaigti remontuoti motociklą, taip pat susiremontuoti truputėlį pragnyptą kamerą, kol yra laiko, ir važiuoti į miestelį kavos ir pusrytainio. Taigi, užsidėję ratą ir susipakavę daiktus, toliau važiavome dykumą. Šį kartą sėkmingai tuos 20 keletą kilometrų iki miestelio, kur atsigėrėme savo rytinę trigubą espreso, po vieną kiekvienam, ir važiavome toliau. Pradžiai buvo asfaltukas, plentukas, lengva, vėliau pasidarė į žvyrkelį, vėliau dar menkėjo, provėžos liko ir įvažiavome į savaną, į dykumą, matėsi tolumoje miražas, atrodė, kad bus ežeras, ir iš tikrųjų buvo ežeras, bet jis buvo sausas, visas sueižėjęs, suskeldėjęs, grublėtas, motociklas visas kratosi per jį važiuojant, galvoja, kiek tu ten išpurtėsi visokių dalių ir varžtų. Po to buvome akimirkai sustoję pailsėti, vidudienio kaitroje buvo virš 30 gerokai atsigėrę, ir kad viso vandens neišgerti judėjome toliau. Dykuma baigėsi, buvo tada lengvesnis kelias, bet matėme, kad viso maršruto įveikti nepavyks, todėl vienoje vietoje nusukome į miestelį pavadinimu Tantan. Jame likome nakvoti pas labai svetingą šeimininką, pavakarieniavom, pailsėjom, nusiprausėm galų gale ir šiandieną atsikėlę išsiruošėme, pasiėmę motociklus pasiekti vandenyno. 30 km ir visai netrukus atvažiavome, iš tikrųjų labai netoli jis ir buvo. Tiesiog fantastika yra pasiekti Atlanto vandenyną būnant Afrikoje, labai egzotiška iš karto, kaip pasakai taip. Čia praleidom šiek tiek laiko ir dabar judėsime toliau, bet prieš tai norėčiau jūs pakviesti į žemėlapių kambarį. Šitas žemėlapis, jisai, kaip matot, nebėra Europos, yra Afrika, ir tokia dalis Afrikos, kuri aprėpia nuo Marakešo iki Dakaro. Tai buvo mano vizija ir svajonė, bet tokios aplinkybės, kad dėja taip neišeina padaryti, nes, pataisykite mane, jeigu aš klystu, bet man atrodo, kad į Mauritaniją reikia vizos elektroninės, kuri dar būtų kaip ir įmanoma, ją tiesiog reikėtų atspausdinti. Čia lygtais Mauritanijoje nereikia karneto, rekomenduojamas lygtais, bet mano finišas, kuris turėjo būti Dakare, Senegalas nereikalauja vizos iki 90 dienų, tai kaip ir okei, bet reikalauja karneto, ypač, kaip supratau, transporto priemonėm, kurios yra senesnės negu 8 metai. Karnetą galima gauti Vokietijoje, jį siunčia originalą, tai man jį turėtų čia atsiųsti, tai gali užtrukti gan ilgai, aš įsivaizduoju, todėl
nelabai turiu laiko, bet net ir su karnetu aš negalėčiau palikti taip ilgai, pusė ar ten daugiau 8 mėnesiams negalėčiau palikti. Plus ant viršaus, kaip suprantu, reikia į Senegalą įvažiuojant, reikia geltonojo drugio skiepo, ko aš irgi neturiu, tai už pasiruošimą dvejetas, bet nepaisant to, nepaisant pasikeitusių planų, šitoj kelionėj maršrutas buvo toks. Atskridau aš į Marakešą. Čionai nuvažiavom mes gabalėlį maždaug iki čionai, pasėmė motociklą, kurisai buvo. Tada leidomės, tiksliau kylame iš tikrųjų į Atlaso kalnus, kirtome juos, nusileidom prie Taraudant miestelio. Toliau ir mes va čionai kažkurioje vietoje įsiliejom į TMT maršrutą. Užrašom. Šiek tiek pavažiavę likom nakvot pirmą dieną. Antrą dieną leidomės kanjonais visokiausiais. Jeigu kažkaip, tai va taip. Gal čia. Ir kažkur likom nakvot čionai, nebeprisimenu. Labai gražioje vietoje. Ai, kur Vilius pramušė ratą, teisingai. Toliau. Vakar, tai čionai antra buvo nakvynė. Vakar mes pasitaisę ratą atvažiavome iki, kirtome dar vieną dykumą ir atvažiavome iki Tantan miestelio, čia likom nakvot, o šiandien mes pasiekėm čionai vandenyną. Tai per 3 pilnas paras pavyko atvykti iki šitos vietos, beveik 1000 kilometrų. Planas buvo per dar kitas likusias 10 parų pasiekti šitą vietą. Galbūt ir labai sunku būtų buvę, ypač kadangi aš planavau tai važiuoti, čionai iki šitos struktūros ir tada nusigauti. Nu, žodžiu, šį kartą nepavyko, bet nenuleidžiu rankų, gal pavyks kitą kartą. Dabar planas yra toksai, mes finišavom, važiuosime pajūriu į šiaurę, kažkur išsiskirsime šiandien ar rytoj, turbūt rytoj, ir aš keliausiu toliau į uostą ir kelsiuosi į Ispaniją, kur paliksiu motociklą kitam nuotykiui, o draugai darys ratuką toliau ir grįš į Marakešą, iš kurios skris namo. Toks yra žemėlapių kambarys. Ačiū, kad buvote. Ir iki kitų kartų. Nors gal dar nuotykiai ir nesibaigia. Pasižiūrėsim. Nagi. Haha! Wow! Haha! Jeva mano, gerai. Planas gal ir pasikeitė, bet kelionė dar ne. Taigi judėjome toliau per išdžiūvusi upės slėnį. Buvo visokių keistų, neįprastų kopų gumbo formos. Taip pat turėjome vienintelį šios kelionės river crossinimą, nors upė buvo ypatingai nusekusi. Sakyčiau, netgi keliais metrais nusekusi tiek, kiek pagal žymes ant grunto matėsi aukščiausia jos potvynio vieta. Vėliau smėlynais ir kopomis atvykome į šios dienos stovyklavietę, kuri yra ant vandenyno kranto, ant skardžio tokio didelio, kur šiandieną mes leisime vakarą, užsikurdami laužą iš į krantą išmestų palečių medienos. Dabar jau yra kita diena ir šiandieną mūsų keliai išsiskiria, draugai judės į rytų pusę, ieškos naujų nuotykių, naujų kanjonų ir dykumų, o aš į šiaurę, nes esmė tokia, kad kai transporto priemonė įveži į Maroką, turi per 6 mėnesius ją išvežti. Taigi man lieka vos keletas dienų palikti Maroką, o kadangi liko neaiškumai dėl Mauritanijos, į Alžyrą, kaip suprantu, neišeina įvažiuoti, tai lieka tik tai Ispanija arba kita Europos šalis. Tai
Mano tikslas yra 900 maždaug kilometrų ir keletas dienų, per kurias turiu išvažiuoti iš šalies. Tai atsisveikinu su draugais ir važiuojam. Kągi, paliekame draugus. O mūsų laukia, oh my god, 11 valandų kelias. Nu, bet čia tik šiandien. Dar lieka rytoj turbūt panašiai, gal mažiau. Bet rytoj dar keltas. Pradžioje važiavau gana vaizdingų maršrutų, kuris vingiavo per kalnus. Bet kai supratau, kad taip kelionė truks 11 valandų, įsukau į greitkelį ir nepaisant to vis tiek į Kasablanką atvažiavau tik tai sutemus. Norėjau stovyklavietę su vaizdu į jūrą, gavosi šiek tiek kitaip. Ryte atsikėlęs ir nieko nelaukdamas važiavau toliau ir vos po kelių valandų atvažiavau į uostą ir šiuo metu jau esu kelte. Mes po truputį judame. Iš tikrųjų, uosto procedūros buvo labai paprastos ir greitos. Tiesa, reikia paminėti, kad pasienietis, muitininkas susistabdė mane, nes savo planšetėje jam neatitiko valstybiniai numeriai. Jisai manęs kažko klausė, paprašė ten dokumento, ten kažką parodyti. Vėliau pasikvietė draugelį ir jie kartu išėjo į būdelę ten aiškintis ir vėliau galbūt jam tiesiog pasidarė nebeįdomu, jis grąžino dokumentus ir sako keliauk. Bet kažkoks buvo momentas su valstybiniais numeriais. O po to dar viena procedūra buvo, kur visos transporto priemonės suvaro į tokią aikštelę ir pravažiuoja fūrą, praskanuoja, nežinau, ko jie ten tiksliai ieško, bet žodžiu, niekam jokių klausimų dėl dronų nekilo, išvažiuojant. Tai va, dabar aš keliuosi į Ispaniją, turėsiu dar vieną dieną pasivažinėti ir rytoj bent jau planas yra palikti motociklą Malagoj. Dabar jau yra kita diena, buvo labai vėjuota naktis, bet vis tiek išsimiegojau ir gaminuosi jau savo rytinę, ką tik spaustą šaltą frappuccino ir judėsiu į kelią, lieka labai nedaug, keliasdešimt kilometrų iki Malagos. Nepaisant to, pirmą kartą šitoj kelionėje mane sustabdė policijos patrulis, paprašė parodyti dokumentus, kažką tikrinosi planšetėje, lygino su valstybiniu numeriu motociklu. Viskas sakė gerai, paleido, tai aš darau prielaidą, kad jie nesidalina techninės apžiūros informaciją, turbūt tik registracija. Dabar aš esu Malagos uoste ir čia baigėsi šita kelionės dalis, kurioje buvo nuvažiuota 2500 kilometrų, buvo visko nuo dykumų iki brastų, nuo viešbučių iki parkovkių, labai linksmai praleidau laiką. Truputį gaila ir apmaudu, kad nepavyko pasiekti Dakaro, bet nenusiviliu, nes galbūt kada nors gyvenime dar tą pavyks padaryti. Vieno kitą kartą įsivaizduoju, kad galbūt važiuosiu į Portugaliją. Pažiūrėsim. Tai tam kartu tiek, aš renkuosi savo daiktus ir skrendu į kažkokią tai šalį, tęsti nuotykių, o jums turiu iki kitų kartų. Čiau. Kur mano draugelis?